Sveiki bičiuliai, su jumis Dienos treniruotė ir šiandieną aš norėčiau su jumis pašnekėti apie pečių sveikatą. Jeigu jūs atlikdami spaudimą virš galvos esate tokioje pozicijoje, tuomet jūs turite bėdų su peties judesio ribojimu. Ilgalaikėje perspektyvoje labai didelė tikimybė, jog turėsite peties traumą. Todėl, norėdami atlikti judesį taisyklingai, mes turėtume tam pasiruošti. 3 pratimai, kurie pagelbės jūsų judesiui, peties mobilumui ir taisyklingam kėlimui virš galvos. Pirmas pratimas skirtas jūsų nugaros plačiojo volavimui su štanga. Neypatingai mielas pratimas, bet labai efektyvus. Įrėmėm savo mentę ir voluojame vieną pusę 30 sekundžių. Antras pratimas skirtas trapecijos atleidimui. Užsidedam štangą ant trapecijos, prilaikome ją su kita ranka, laisva ranka, kyla į viršų ir grįžta atgal. Taip atliekame 10 pakartojimų vienai pusei. Trečias pratimas yra jūsų peties mobilumo lavinimui. Tai yra plaukikas. Atsigulam ant pilvo, sudedam rankas už nugaros, atkeliam alkūnes ir lėtai pradedam tiesti rankas į viršų. Jūsų rankos visą laiką turi judėti įtampoje. Kai rankos išsitiesia į priekį, suvedam jas už galvos ir lygiai taip pat grįžtame atgal. Taip jūs turite atlikti 5 pakartojimus. Ir pasitikrinkite, ar judesys tapo geresnis nei prieš tai. Jeigu jums šitas video patiko ir buvo naudingas, tikrai nesudarys daug problemos paspausti patinka. Jeigu jūs turite draugų ar pažįstamų, kurie turi panašų judesio ribojimą, pasidalinkite su šiuo video ir jiems tikrai tai pagelbės. Šiandien tiek, sportuokite protingai ir saugiai. Geros jums treniruotės ir iki greito.